Šį šeštadienį Jonava atšventė 264 metų gimtadienį. Miesto gimtadienio šūkis "Mes mylim Jonavą". Miesto gimtadienio šventė suplanuota švęsti šeštadienį, tad daugelis jonaviečių ir miesto svečių atsipūtę nuo darbų galėjo nevaržomai ir linksmai sudalyvauti tos dienos renginiuose ir koncertuose. Daugelis džiūgavo, jog pernai metais liūtis sugadinusi miesto gimtadienį šiemet neužklupo, o ir saulė nealino savo kaitra. Miesto gimtadienio renginiai prasidėjo skirtingose miesto erdvėse popiet. Jonavos krašto muziejuje veikia paroda Jonava istorija ir dabartis, kuriai muziejus ruošiasi net kelis mėnesius, iš miestelėnų surinkęs senesnės nei 50 metų nuotraukas ir eksponatus, liudijančius krašto istoriją. Neries krantinėje tuo pat metu atidaryta prekybinė mugė, pramogos vaikams ir suaugusiems, adrenalino atrakcionai, tinklinio varžybos. Parke prie bažnyčios tarp mugės prekeivių įsikūrė Jonavos policijos komisariato pareigūnai, kurie dalijo informacinius lapelius, žymėjo vertingus daiktus. Taip pat kiekvienam norinčiam siūlė užsidėti specialius akinius, sukuriančius vidutinio girtumo iliuziją. Ši miesto gimtadienio šventė išskirtinė buvo motosporto klubui Žaibelis, kuris tą dieną minėjo 10 metų veiklos jubiliejų. Šia proga klubas pasiūlė miestiečiams pasigrožėti automoto paroda, išrinkti žaibiškiausią vairuotoją, stebėti kartingų ir motoakrobato pasirodymus, išbandyti saugaus eismo simuliatorių. Klubas, kuris tiek sportuoja, tiek labai daug laiko ir dėmesio ir investicijų deda į visuomenės ugdymą, kad visi jaustumės kelyje kuo saugiau. Tai tikiuosi, kad šios dienos rungtynės ir visokios atrakcijos, kurias jums sugalvojo ir dovanoja Žaibelis, jos jums pasirodys įdomios. Tikiuosi, kad tai pabandę kelyje ir išbandę savo jėgas būsim atsargesni iš tikrųjų keliaudami ar gatvėmis arba važiuodami su automobiliais. Čia netgi yra atvykę tam tikri automobiliai, su kuriais galima bus ir apsiversti saugiai ir išbandyti diržų saugumą, kuo jie padeda ir panašiai. Tai iš tikrųjų visiems gražios šventės. Dėkoju Žaibeliui, dėkoju visiems, kurie prisidėjo, kad viskas šiandien taip sklandžiai įvyktų. Tikiuosi, kad Dievulis mums leis suorganizuoti šitą šventę ir visas miesto šventės atrakcijas. Visiems gražaus oro, geros nuotaikos, pakilios nuotaikos, kuo didžiausios sėkmės. Sveikinu tiek Žaibelį, tiek miestiečius. Apdovanojus lenktynių nugalėtojus miestelėnų laukia įspūdinga šventinė eisena Žeimių ir Ralio gatvėmis. Šventinėje eisenoje dalyvavo daugiau nei 30 įvairių įmonių organizacijų, politinių partijų, 120 kariškių. Šventinė eisena, pajudėjusi nuo Jonavos ligoninės, stabtelėjo prie Jonavos rajono savivaldybės, kur meras Mindaugas Sinkevičius iškėlė Jonavos miesto vėliavą. Rūklos mokomojo pulko kariai suformavo gyvą širdį, o miestiečiai ir visi eisenos dalyviai skandavo šaukinius skirtus Jonavos miestui. Jonava, Jonava, tu geriausia šalyje. 1, 2, 3. Ačiū visiems. Kasmet šventinės eisenos dalyvių skaičius vis didėja, todėl net ir labai norint, tačiau šį kartą visi žygeiviai vargiai tilpo pagrindinėje miesto aikštėje.
Ne veltui šventinės eisenos dalyviai, įmonių ir organizacijų atstovai bandė kuo įdomiau, originaliau ir įspūdingiau pasirodyti eisenos metu. Mat už išskirtinius atributus buvo parengtos padėkos. Pirmasis apdovanojimas už originalumą keliauja. Labadiena visiems. Tai padėka Jonavos ligoniniai ir pirminės sveikatos priežiūros centrui, miesto šventės Mes mylim Jonavą eisenos originaliausiams dalyviams. Padėka Lietuvos kariuomenės didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajam pulkui, miesto šventės Mes mylim Jonavą eisenos masiškiausiams dalyviams. Kiek vėliau meras Mindaugas Sinkevičius paskelbė oficialų miesto šventės atidarymą. Gerbiami ponai ir ponios, o man tai brangus ir mylimi jonaviečiai, iš tikrųjų šiandien čia mes švenčiam savo miesto, savo gimto krašto gimtadienį ir viskas tai turbūt telpa į keli žodžius. Mes mylim Jonavą. Būtent tie, kurie čia dirba, būtent tie, kurie čia kuria, kurie eina į mokyklą, dirba darbus, augina vaikus, tvarko ir puošia mūsų miestą, nesvarbu kokį darbą atlikdami. Iš tikrųjų, šiandien 264 gimtadienis, galbūt ne jubiliejus, kitais metais mūsų laukia jubiliejus ir pasiruošim dar didesniai ir gražesniai šventei. Aš iš tikrųjų džiaugiuosi matydamas tiek daug mūsų susirinkusių, atstovaujančių skirtingas organizacijas, kurie mielai, neraginami, savo norų sudalyvavo eisenos dalyvių skaičius ir organizacijų kiekis kasmet vis didėja. Tai reiškia, kad mūsų rajonas matyt neišsiskirsto, neįsivažiuoja. Džiaugiuosi, kad keičiasi ir mūsų miestas yra dinamiškas, kad nestovim vietoj, kad judam į priekį, kad sugebam pagražinti tas erdves, kurios, sakykime, reikalingos mūsų kasdieniniam gyvenime, ar tai būtų gatvė, ar tai šaligatvis. Sugebam rasti lėšų ir pinigų ir laiko sutvarkyti viešasias erdves reikalingas mūsų poilsiui, parkui, dviračių takui. Ir aš tikiu, kad mūsų miestas, mūsų Jonava turi ateitį. O turi ateitį pagrindę dėl to, kokie žmonės supa ir gyvena Jonavoje. Tai džiaugiuosi jumis, džiaugiuosi, kad esat, kad kuriat, kad padedat mūsų miestui klestėtis. Aš didžiuojuosi jumis, didžiuojuosi Jonava ir linkiu, su to šūkiu pasitikti mūsų šitą gimtadienį ir ateinančius gimtadienius. Mes mylim Jonavą. Jonaviečiai jau žino ir laukia, kad tokiuose renginiuose iš senovinio pabūklo iššaunamos salvės. Šį kartą 3 salvės skirtos Jonavos praeičiai, dabarčiai ir ateičiai.
Šventės metu apdovanoti ir Jonavos krašto šviesuoliai – poetė, žurnalistė Irena Nagulevičienė ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas Kostas Fedaravičius. Šviesuolius sveikino ir apdovanojimus įteikė Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius. Tad leiskite pristatyti pirmąją šio vakaro nominantę. Irena Butėnaitė Nagulevičienė jau daugelį metų atsidavusi dirba kultūros srityje. Ilgus metus dirbo Jonavos statybininkų mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Jos vadovaujamas mokyklos satyros teatras buvo įvertintas ir apdovanotas. Nominantė parašė daugiau kaip 100 scenarijų šalies mokyklų satyros teatrams. Buvo ne vienos knygos bendra autorė bei poezijos knygų autorė. Pirmininkauja Jonavos poezijos klubui Šaltinis. Be kūrybinio ir pedagoginio indėlio Irena Butėnaitė Nagulevičienė intensyviai dirbo ir redaktore, ir korespondente, iki šiol prisideda prie laikraščio Naujienos leidybos. 2007 metais apdovanota prezidento Algirdo Brazausko tautinę juostą ir padėkos raštu už aktyvų žurnalistinį darbą propaguojant moterų veiklą rajone. Nuo 2009 metų Jonavos rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė, etikos komisijos pirmininkė. Už prasmingus gyvenimo darbus, skirtus kultūrai ir menui, Jonavos krašto šviesuolio titulas skiriamas poetei, filologei Irenai Butėnaitei Nagulevičienei. Kviečiu Jonavos miesto merą įteikti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio taurę Rex. Kaip pašėlusiai bėga laikas. Nespėja atsigręžti ir metų nebėra. Todėl reikia skubėti, veikti, kurti istoriją taip, kad joje liktų ir tavo ženklas. Mėlyjei mano, ir savo, ir Kosto vardu, nežinau, tiesiog nerandu tų dėkingumo žodžių, kuriais galėčiau jums padėkoti. Tiesiog sakau, ačiū už abu. Ir žemai, žemai jums linkiuosi. Dar kartą, ačiū. Dėkojame gerbiamai Irenai, šviesuoliai. Antrasis nominantas – Felicijonas Konstantinas Fedaravičius. Visą savo gyvenimą atidavęs darbo Lietuvos labui, puoselėdamas rašytinį žodį. Nominantas išleido įspūdingą skaičių poezijos knygų. Yra daugelio apysakų, apybraižų, pjesių knygų redaktorius ir sudarytojas. Felicijonas Konstantinas Fedaravičius atgaivino žurnalą Ūkininkas, kurį 1890–1905 metais Ragainėje ir Tilžėje leido varpininkai, siekdami šviesti kaimo bendruomenę. Apie ūkininką anuomet buvo susikūrę žymiausi to meto Lietuvos žmonės. Tai Vincas Kudirka, Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Lazdynų Pelėda, Žemaitė, Jonas Biliūnas ir kiti. Nominantas tapo šio žurnalo vyriausiųjų redaktoriumi, taip pat ir Dobilo leidyklos direktoriumi. 1994 metais įkūrė Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą, kuri telkia rašytojus, organizuoja šventes. Šviesuolio dėka Jonava tapo kaimo rašytojų sąjungos centru. Už įspūdingą kūrybinį kraitį Felicijonas Konstantinas Fedaravičius apdovanotas kultūrinėmis premijomis, yra ne vieno poezijos konkurso laureatas. Taigi už prasmingus gyvenimo darbus skirtus literatūrai Jonavos krašto šviesuolio titulas skiriamas poetui, žurnalistui Felicijonui Konstantinui Fedaravičiui. Prašysiu merą vėl įteikti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio taurę Rex. Iškart po apdovanojimo kalbinta Jonavos krašto šviesuolė Irena Butėnaitė Nagulevičienė sunkiai tramdė jaudulį, bet nesunkiai ištarė padėkos žodžius visiems jonaviečiams palaikiusiems ją šiuose krašto šviesuolio rinkimuose. Be žodžių. Susijaudinus esu, nežinau net ką pasakyti. Tiesiog
Tai nepaprastas įvykis ir man atrodo, kad tai mano gyvenimo istorinė diena. Gal norėtumėte padėkoti jonaviečiams, kurie balsavo, pateikė, tarkim, jūsų kandidatūrą iš miesto šviesuolio vardus? Iš širdies dėkoju, bet man atrodo, čia žodžių nepakanka, todėl taip ir norisi visiems pasakyti. Aš jums dėkoju širdimi, tikrai širdimi. Ir noriu, kad juos visus lydėtų gėris, kad aplenktų negandos. Na, Dieve brangus, kas sektųsi tiesiog. Ačiū visiems, kiekvienam. Ir balsavusiam, ir skambinusiam, ir šiaip kiekvienam žmogui, kiekvienam jonaviečiui. Nes jau tuoj bus 40 metų, kaip aš esu Jonavoje. Ir turbūt daugelis mane pažįsta ir aš juos pažįstu. Na, kaip manote, Irena, galbūt dabar suteiktas miesto šviesuolio vardas atvers tolimesnį kelią į garbės piliečio vardo suteikimą gavimą? Nu, garbės pilietį, tai gal jau čia reikia man dar pagyventi kokį 30 metų. Tai čia manau, kad garbės piliečio vardas, na nežinau, man labai pakanka šito ir tai labai džiugu, nes aš tikrai, man malonu, kada galiu padovanoti šventę jonaviečiams ir kai matau, kad jie patenkinti ir kai sulaukiu tikrai padėkų po tų renginių ar po knygos išleidimo, tai man labai smagu. Labai. Jonavos krašto šviesuolio rinkimai mieste jau tapo tradicija. Šiemet jų pagerbimo ir apdovanojimo ceremonija pirmą kartą surengta per miesto gimtadienį. Džiaugiuosi visų pirma, kad mes tokių žmonių turim, kad turim ką apdovanoti, turim ko pasidžiaugti. Už viso gyvenimo nuopelnus, už įvairius, sakykime, įvairų indėlį, ar tai raštijos, ar tai poezijos, ar tai dar kitus dalykus. Tai visų pirma, tai džiaugiuosi, kad, aišku, mes praėjusiais metais mes tą procesą apdovanojimo vykdėm valstybės dienos proga, Liepos 6-osios. Bet aš manau, kad, na kaip, iš tikrųjų šita procedūra šviesuolių išrinkimo, jų iškilimo, jinai vyksta visuomeniai. Galbūt norėtųsi, kad daugiau visuomenės dalyvautų išrinkime, siūlyme žmonių, bet kadangi tai yra visuomenės išrinkti atstovai, beveik kaip ir politikai, kaip ir kažkas, tai aš manau, kad visuomenė turi teisę ir paploti apdovanojamiesiam, pasidžiaugti. Ne kažkokiam uždaram siaurasniam rate, bet miesto šventė, tai yra miestiečiai, tai yra mūsų miesto, mūsų rajono šviesuoliai. Tai manau, kad miesto šventė, miesto gimtadienis yra puikia proga juos apdovanoti ir pagerbti taip. Atvykusieji į miesto gimtadienį stebėjo parodomąją programą su dresuotais šunimis, kurią pristatė viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Parkelėje prie meno mokyklos vyko sportinės rungtys, varžybos, žaidimai, Sąjūdžio aikštėje jonaviečiai iš porolono detalių dėliojo gulbę, vyko protmūšis už Jonavą, visos šventės metu jonaviečiams skirti muzikiniai pasirodymai. Miesto gimtadienio šventėje suteikti jonaviečiai negailėjo gražių žodžių šventės organizatoriams. Įspūdžiai kokie miesto šventės metu? Geri, gražu. Pradžia buvo triukšminga tokia, su eisena mes irgi dalyvavom, atstovavom. Jo, vaiko lavinimo centras. Jo, tai va, smagiai tai praėjom, triukšminga, gražu, patranko šaudė. Ką dar stebėjote? Neries krantinėje stebėjote, ką dar šviesuolio apdovanojimus, viską matėte? Ne, šito nematėme. Šito nematėme. Apėjom šiek tiek panerius, pažiūrėjom, kiek kur žmonės pramogauja. Tai va. Dabar primena Palangos Basanavičiaus gatvėse. Primena, iš tikrųjų. Šiek tiek primena. Suvenyrai, viskas jau. Tik užsieniečių mažiau. Na, ar rekomenduotumėte kitais metais savo draugams irgi gausiai susirinkti į miesto šventę? Būtinai. Reikia. Jo. Žinoma, kiek galima sėdėti prie televizoriaus. Reikia įeiti, dalyvauti, kažką veikti. Koncertą gyvai pažiūrėti. Tai taip, žinoma. Vaikam batutai. O eisena, stebėjote? Stebėjom. Gražu. Gausiai, gražiai. Gražiai, labai gražiai. Jau vien žodį šventė, tai patiko. Jeigu gerai organizuoti šventę, tai labai malonu, visiems sukelia šypseną. Matot, kad visi patenkinti, tikrai šypsosi. Tikrai nekasdieniška. Ką manote apie mūsų eiseną, apie šviesuolių apdovanojimus, apie kitas skirtingas vietas, erdves, kur pasidalino prekybininkai, pramogautojai ir visa kita? Sunku čia pasakyti taip dabar iš karto, bet tikrai matosi, kad kas met vis tobulėjimai, vis gražiau, įdomiau. Galingesnis gimtadienis vis tampa. Jo, galingesnis tikrai. Vis daugiau žmonių įsitraukia. Aišku, labai daug priklauso nuo oro, bet šiemet oras labai geras, nei saulės nėra, nei lietaus nėra, temperatūra pats tas šventė. Taip, kad tikrai visiems geros šventės. Gal palinkėjimą, kokį sveikinimą gimtadienio proga? Mes mylim Jonavą. Ką
manote apie mūsų miesto gimtadienį? Kaip suorganizuota šventė? Vykusi? Labai vykusi, labai graži šventė, tikrai ačiū visiems organizatoriams. Matosi, kad miesto gyventojams reikia tokios šventės, nes pilna visur ir čia, ir prie Neries, tikrai labai gražu. Ką galite pasakyti apie mūsų miesto eiseną, kuri kasmet vis gausėja ir gausėja? Labai gražu. O jūs kasmet lankotės miesto šventėse? Nu, taip gavosi, kad šiandien taip jau aktyviai, tada lietus kažkaip trūkdė tuos 2 metus. Na, o ką manote apie miesto šviesuolio rinkimus? Ar reikia Jonavai miesto šviesuolį turėti? Reikia ir kuo daugiau, ir šviesuolių, ir geruolių, ir visko pozityvo kuo daugiau. Ir palinkėjimas mūsų gimtadienio proga koks būtų? Kad viskas augtų ir gražėtų, ir miestas klestėtų, ir daugiau darbo vietų būtų, ir kad jaunimas nepabėgtų. Ir ačiū merui ir visiems kitiems, kas gražina miestą. Ačiū Jums už gražius žodžius. Mylim Jonavą. Faina, malonu, film. Tai taip labai trumpai, bet jeigu šiek tiek plačiau. Kas labiausiai šventėje sudomino, kas labiausiai patiko? Paradas patiko. Matėm paradą, žiūrėjom. Kas dar? Patrankos labai įdomu. Patranka, jo. A tau patiko, jai labai patiko. Jinai atsigando. Visiems vaikams batutai patiko. Na, o mažoji turbūt dar nešakinėjo. Dar ne. Kitais metais išbandysim. Ką dar norėtumėte, tarkim, akcentuoti, kas šventėje traukia, tarkim, visus kitus žmonės, kurie gali ateiti pas mus čia pašvęsti? Koncertas, miesto šviesuolio apdovanojimai. Man atrodo, kad visko visiems yra. Visokio amžiaus žmonėms ir čia yra labai gerai. Mašinos įspūdingos lenktynės vyrams, turbūt. Ką norėtumėt palinkėti mūsų gimtadienio proga? Tobulėti? Toliau tobulėti, labai fainai. Tik tobulėti. Tais metais ateisiu. Būtinai. Ačiū Jums, geros šventės. Ačiū. Noriu paklausti ir noriu pasiteirauti, kokia Jūsų nuomonė apie mūsų miesto šventę? Labai gera. Kas didžiausią įspūdį paliko? Ai, va, eisena, kai jie gražu, groja, dainuoja, viskas gerai. Viskas gerai. Svarbiausia, oras nepagadino irgi? Taip, labai puiku viskas. Ką dar norėtumėte akcentuoti, pavyzdžiui, pakviesti kitus miesto, tarkim, gyventojus ar iš kitų miestų svečius, kuom galima juos suvilioti į mūsų miestą? Visur gražu, papuošta dabar takai padaryti. Tegul atvažiuoja pasisvečiuoti pas mumis. Ypač dviračių takai, labai puiku. Pritvenkiniai gražus visi. Nu, dabar dviračių takai turbūt pavirto į Palangos Basanavičiaus gatvę, jeigu Paneriją. Ir dabar tuos tvenkinius pavadino vardais gražiais. Labai puiku. Kokį norėtumėte palinkėjimą skirti mūsų jonaviečiams miesto gimtadienio proga? Skirk. Skiriu, kad gerai įsilaikytų, gražiai, kai dabar buvo, kad tai būtų visą laiką. Nėra puiku, turim labai jauną, energingą, tegul įsilaiko ilgai jisai. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo Jonavos skyrius taipogi džiaugiasi gražia miesto švente, o kad ji taptų dar įspūdingesnė, ši nevyriausybinė organizacija padovanojo miestui dailininko Sauliaus Gudelevičiaus nutapytą trimatį piešinį šalia pėsčiųjų ir dviračių takų Paneriuose. Nupieštame paveiksle atsispindi Jonavos miesto simbolis gulbė. Piešinyje vaizduojamas gulbinas, ginantis nuo juodvarnio savo šeimyną. Besiginantis gulbinas tai mūsų miestas, sugebantis įveikti visas negandas. Gerbiamas Erlandai, tai pirmiausia porą žodžių apie visą miesto gimtadienį, apie visą šventę ir gausybę žmonių, būtent centrinėje aikštėje. Super, visų pirma, norėčiau pasveikinti jonaviečius su mūsų miesto švente. Smagus gimtadienis, smagus žmonės. Tiesiog smagu, kad mes gyvenam tokiam gražiam ir geram mieste. Sakykit, kaip vertinate, kad vis dėlto šis gimtadienis, iš tikrųjų pavyko, iš pirmo žvilgsnio tai tikrai pavyko, nes tikrai surinko daug žmonių, daug atrakcijų, daug įmonių keliavo būtent toje eisenoje. Labai daug lėmė tai, kad turbūt žmonės patys supranta, kad šventės reikia, ne jiems turi sukurti kažkas, o jie patys turi ją padaryti. Tai už tai tas ir eisenos ir atsirado, turbūt keli metai jau pradėjome. Ir patys žmonės jungiasi, nori dalyvauti, nori kartu būti šventės dalis, ne tik kaip žiūrovas, bet kaip ir pats dalyvis. Tai nuo pačių žmonių ir ta šventė gimsta, kad, sakykime, kuo daugiau mūsų, to šventė linksmesnė, smagesnė ir didesnė. Na ir dabar norėčiau pakalbėti apie dovanas skirtas miestui. Būtent iš jūsų Jonavos jaunimo skyriaus buvo skirta dovana. Na, paviešinkite kokia. Taip, dovanėlę mes padarėme tokią, sakykime,
dar nepopuliari tokia Lietuvoje, tai buvo 3D piešinys. Mes Panerių gatvėje, prie dviračių takas, svarstėme skyriuje, kaip galim nustebinti miestą, taip kaip dar niekas nebuvo nustebinęs. Pasidomėjom, kad vienintelis 3D piešinys, kiek paminam, buvo Nidoj, ne per seniausia. Ir ką, pabandėme, pavyko, tikimės žmonėms patiko. Tai pastebėjom, jog internete tas piešinys tapo populiarus, selfiuose nusifotografuoti. Kaip pats vertinate? Irgi mačiau, jūsų skyrius irgi visas buvo nusifotografavęs. Mes jau pirmą vakarą suvažiavome visi, tos selfius darėme visi tikrai. Tai mums patiko, manau ir kitiems patiko. Išduokit, kas piešinį tokį gražą nupiešė. Vienas jaunas žmogus, dailininkas, menininkas iš Kretingos. Tai prisikalbinote iš taip toli atvykusi? Mes mokam prikalbinti. Jaunimas su jaunimu randa visą laiką, kaip susitarti. Tai pritraukime Jonavą. Ačiū už dovaną. Dėkui Jums. Pasak mero Mindaugo Sinkevičiaus, Joninės Jonavoje itin išskirtinė šventė, tačiau miesto gimtadieniui ruošiamasi taipogi atsakingai ir tikrai ne vieną savaitę. Aš manau, kad miesto šventė įgyja tradicijas ir tokį pagreitį, dėl ko džiaugiuosi šiemet. Visų pirma, kad dar nelyja ir geras oras mus džiugina. Džiaugiuosi, kad eisena tampa tradicinė ir vis daugiau kolektyvų ir žmonių jie nepakviesti savanoriškai ateina ir pražygiuoja ir paploja ir miestiečiai, kurie žiūri į žygeivius, pasidžiaugia. Tai matyt, kad tai tiesiog įrodo, kad mes gyvas miestas su gyvom organizacijom, su gyvai žmonėm, kurie nori ir patys būti ne tik stebėtojai šventės, ne tik ateiti į koncertą ir pažiūrėti fejerverkų, bet ir nori būti šventės dalyviai. Tai tas dalyvavimas ir buvimas kartu, kūrimas šventės visiems, tai yra toks kaip bendras kūrinys, tai mane tas labiausiai džiugina, kad yra bendrystė, kad yra ne kažkas daro ir kažkas linksminas, o kad mes visi darydami esam linksmi ir linksminamės. Tai ta koncepcija mes mylim Jonavą, aš manau, kad iš tikrųjų jinai ne tik tai tušti žodžiai, bet žmonės panašu, kad supranta, ką ta frazė reiškia ir bando savaip save išreikšti. Ar eidami, ar tai klausydami, ar tai prisidėdami, ar paplodami. Tai tas labiausiai mane džiugina. O sakykite, kiek laiko ir pastangų mums kainuoja pasiruošimas tokiai šventei? Aš įsivaizduoju tikrai ne savaitę ir ne 2. Taip, tai žinoma, kad ruošiasi kultūros centras iš anksčiau, derinasi ir koncertų atlikėjus, ir fejerverkus, ir visokius kitokius dalykus. Aš manau, kad iki šventės tikrai kokie 3 mėnesiai iki šventės pradžios prasideda derinimai, darbas, užsakymai ir visokie kitokie dalykai. Ši šventė, jinai netokia brangi ir netokia galbūt sudėtinga savo apimtimis nei Joninės, bet vis tiek visokiausių rūpesčių ir dalykų atsiranda. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi žmonėm, kurie randa tam laiko ir po darbo, ir savaitgaliais, ir sugeba sukurti ir nuotaiką, ir tinkamai atlikti visą darbą, kur tikrai malonu ateiti, žinai, kad nėra pasimetimo, nėra chaoso, viskas tvarkinga, sustiguota, viskas labai, labai gražu ir tikiuosi, kad jonaviečiai tą įvertins. Vakarėjant koncertavo grupė Rolikai ir Irena Starošaitė. Prieš vidurnaktį dangų nuspalvino fejerverkai.